Sveiki, mėly klausytojai. Aš, Sandra Paulauskė-Budriūnė, šio pokalbio iniciatorė, labai džiaugiuosi jūs pasitinkanti mūsų naujame podcast'e Tiesa ar mitas. Šiandien kalbėsime tema, kuri pastaruoju metu ypač aktuali apie įvairius teiginius, sklandančius socialinėje erdvėje ir tarp užsienio lietuvių, ypač Jungtinėje karalystėje. Deja, ne viskas, ką girdime apie dokumentų pildymą, jų pateikimą ir kitus su sodra susijusius klausimus yra tiesa. Kartais žmonės elgiasi neteisingai, ar remiasi klaidingą informaciją, o dar blogiau jie dalyjasi su kitais, manydami, kad padeda. Mūsų tikslas išsklaidyti mitus, pateikti tikslę informaciją ir apsaugoti žmonės nuo klaidų bei jų pasekmių. Į svečius šiandien pakviečiau dvi puikias specialistes iš sodros. Tai yra Malgožata Kozič, atstovė spaudai. Labą dieną, Malgožata. Labą dieną. Ir Laima Fergelienė, pensinių išmokų skyriaus patarėja. Labą dieną, Laima. Labą dieną. Vadovaudamasi tarp žmonių sklandančiais teiginiais sudėliojau klausimus, iš kurių dalis yra tiesa, o dalis mitas, tam, kad pokalbis būtų įdomesnis, gyvesnis ir leistų aiškiai atskirtis, kur slypi tikra informacija, kur klaidinantis įsitikinimai. Tad prieš pradedant visą šitą mūsų klausimų maratoną, gal norėtumėt ir jūs pasisakyti keli žodžius mūsų klausytojams. Taip, labai malonu čia būti šitame susitikime. Ačiū Sandrai už šią iniciatyvą. Mes tikrai mielai įsitraukiame į visus tokius susitikimus, kur galime daugiau papasakoti apie sodros paslaugas, nes žinome, kad tikrai tos stažo klausimai, stažo problemos, pensijų klausimai yra tikrai įdomus žmonėms, tikrai jie gali būti sudėtingi, painus ir niekada tos informacijos nebūna per daug. Tikrai verta daug kalbėti, tai tikimės, kad šiandien galėsime ir papasakoti apie taisyklės, tvarkas, papasakoti, kaip atrodo ta tiesa, išsklaidyti kai kurios mitus. Mes šiandien dviese dėl to, kad, aš, kaip minėjote, esu atstovė spaudai, tai stengiuosi papasakoti, paprasčiau per tą tokią žmogiškoją prizmę, o Laima jau yra ekspertė, specialistė, profesionalė, kuri, jeigu reikės papasakoti detaliau, konkrečiau, tai tikrai man padės, papildys ir papasakos viską išsamiau. Ir taip pat norėtume klausytojams pasakyti, kad jeigu kyla kažkokių klausimų, nelaukite tokių ypatingų progų, kaip Sandros sukurtu. Tikrai taip pat galite visuomet kreiptis į sodrą, konsultantai, specialistai, darbuotojai yra tam, kad jums pagelbėtų, atsakytų į klausimus. Ir tikrai tą galimybę visuomet galite pasinaudoti ir tikrai kviečiame naudotis. O dabar turbūt pereisime prie mūsų klausimų. Taip, prieš pradedant klausimus, taipogi labai didelis dėkui jums, jau tikiu, kad visų žmonių vardu aš tai galiu pasakyti drąsiai, nes daugelis laukia šito podcast'o tam, kad vieni kitiem parodyti, kad ne, tu esi neteisus, arba taip, tu esi žmogaus teisus, kad tiesiog pažiūrėk šitą įrašą, ką sako specialistai, ekspertai. Didelis dėkui, Laima, kad jūs radote laiko sudalyvauti šiame pokalbyje ir labai tikiuosi, kad jisai bus produktyvus ir galbūt ateityje kilus dar kitiem kokiem klausimam mes vėl kada susitiksime ir pakalbėsime tokiam temomis. Kągi, pradedam, tiesa ar mitas, ar ne? Taip, pirmasis klausimas. Dieninės studijos iki 1995 metų į darbo stažą skaičiuojasi, po 1995 metų nesiskaičiuoja. Tiesa ar mitas? Iš dalies tiesa, tačiau šiuo metu jau galėtume sakyti, kad mitas ne visiškai taip yra. Tokia tvarka galiojo iki 1995 metų, kai galiojo tuo metu buvęs įstatymas. Tuomet įvairūs studijų laikotarpiai ir dieninės studijos ir profesinės buvo įskaičiuojamas į stažą. 1995 metais priėmus naują įstatymą jau tvarka pasikeitė. Ir šiuo metu yra taip, kad už laikotarpius
iki 1995 metų tiem žmonėms, kurie tuo met mokėsi, į stažą yra įskaičiuojami tik laikotarpiai, kuriuos žmogus praleido doktorantūroje, aspirantūroje, rezidentūroje, tai yra, jeigu jau siekia aukštesnio mokslo laipsnio, medicinos laipsnio ir taip toliau. Nuo 95-ųjų jau duomenys apie stažą sodroje atsiranda pagal registro duomenys, tai yra pagal tai, kokius duomenys pateikia draudėjas, tai yra darbdavys. O darbdavys įrašo tuos duomenys apie stažą pagal tai, ar žmogus tuo metu gavo pajamų, nuo kurių buvo mokėtos socialinio draudimo įmokos. Tai šiuo atveju sodra nesigilina, ar žmogus studijavo doktorantūroje, ar turėjo dar kažkokiu kitokiu santykiu su savo draudėju. Tiesiog, jeigu buvo tos pajamos, jeigu nuo jų mokėtos socialinio draudimo įmokos, tai darbdavys nurodo sodrai šį laikotarpį ir jis yra įskaitomas į stažą. Jeigu tokių pajamų nebuvo, tokios įmokos nebuvo mokėtos, tai tuomet ne, dieninių studijų laikotarpis jau į stažą nebeįeina. Tad konkretizuojant, jeigu žmogus 78 metais studijavo institute, išeidamas dabar į pensiją, pavyzdžiui, tik dabar pradėjo tvarkytis darbo stažą, jisai savo instituto mokslo nematys darbo staže, taip? Jeigu nebuvo, tai mokslas aspirantūroje, kaip pavyzdys, tada tikrai nebus. Dėja, bet nebus. O jeigu jisai jau ir mokėsi aspirantūroje, tai būtent tas laikas, kai jisai mokėsi aspirantūroje ar ten ordinatūroje, rezidentūroje, tada bus įskaitytas į stažą. Tai konkretizuojant, taip. Taip. Einam į sekantį klausimą, ar dar norit kažką papildyti? Manau, kad galime tęsti. Gimdei 1995 metais dekretinės vaiko auginimo atostogos į darbo stažą neįsiskaičiuoja. Čia konkrečiai apie 95 metus. Tiesa ar mitas? Taip, 95 metai iš tiesų yra ta tokia spraga, kai iš tiesų tas laikotarpis neįsiskaičiuoja į stažą žmonėms, kurie augino tuo metu vaikus nuo 1 iki 3 metų. Tai yra, jeigu moteris pagimdė 95-aisiais, tai tikėtina, kad vaikas buvo iki 1 metų, tai tuomet, tikėtina vėlgi, kad jį gavo vaiko priežiūros išmoką, kaip dabar sakytume, ji buvo drausta ir tas laikotarpis į stažą įsiskaičiuoja. Bet jeigu pagimdė anksčiau, pavyzdžiui, 94 metais pradžioje ir jau 95 metais vaikelis buvo nuo 1 iki 3 metų amžiaus, moteris dar buvo vaiko priežiūros atostogose, bet jau nebegavo išmokos arba negavo darbo pajamų, tai dėja būtent tie 95 metai vėlgi dėl įstatymų pasikeitimų į stažą neįsiskaičiuoja. Vėliau nuo 96 metų sausio jau tėvai auginantis vaikus, net ir iki 3 metų, net ir jei ir išmokų negavo, vis tiek jau buvo draudžiami valstybės lėšomis ir jau nuo 96 metų. Vėl tas laikotarpis įeina į stažą, 95-ieji, dėja, iš tiesų, jeigu tuo metu auginote vaiką, kuriam nuo 1 iki 3 metų, jokių kitų išmokų negavote darbo pajamų, tai iš tiesų tas laikotarpis į stažą nepateks. Ar nėra jokių, čia gal Laimai labiau, jokių pamastymų, nežinau, iš aukštesnių visų organų, kad kažkaip šitą spragą pataisyti, nėra kažkokių tai momentų, nes dalis mamų jaučiasi dėl įstatymo kaip ir nuskriausto šitoj vietoj. Ar kažkokių tai sklando pamastymų, kad kažką tai pakeisti šitoj vietoj? Nesat girdėjus nieko? Apie pamastymus, tai žinot, siūlymų būna visokių, bet įstatymus dėja kaip ir ne mes priemame. Tai šioje vietoje mes tik tai vykdom įstatymus. Tai tikrai manau, kad ne vieną kartą buvo visokių kalbų ir minčių, bet konkrečiai šiai dienai galioja tokie įstatymai, kokie galioja. Tai va, dėja, bet 95, jeigu negavo pašalpų tuo metu, sakykime, tai jeigu atsakant į jūsų klausimą, jeigu 95 mama pagimdė vaiką, tai tikrai jinai 1 metus gavo tas pašalpas, tai va šiuo atveju tas laikas tikrai įsiskaičiuos į stažą, nes būtent pašalpų gavimo laikas. Tai jeigu gimė vaikas, kaip ir sakė Malgožata, 94 ten kokį, pavyzdžiui, nuo rugsėjo iki 95 rugsėjo gavo, tai va būtent tas 95 gabaliukas iki rugsėjo irgi bus įskaitytas.
Mhm. Bet šiai dienai yra tokie teisės aktai. Taip, einam toliau. Iki 1995 metų dekretinės vaiko auginimo atostogos iki 8 metų traukėsi į darbo stažą. Tiesa ar mitas? Mitas nesitraukia ir čia galioja tas pats principas. Na, jei tuo laikotarpiu augindamas vaiką žmogus gavo kokias nors pašalpas arba darbo pajamas, tai taip, tas laikotarpis gali būti įskaičiuotas, bet jei vien tik tai augino vaiką, tai ne. Tikriausiai galbūt šis mitas gali būti susikūręs dėl to, kad kai kurių žmonių darbo knygelėse atsiranda tokie įrašai atleistas iš darbo ryšium su vaiko auginimu iki 8 metų, kadangi tais laikais žmogus negalėjo tiesiog nedirbti, ar ne? Tai jau buvo laikoma sovietiniu laikmečiu dykadoniavimu, reikėjo būtinai nurodyti kažkokią priežastį, dėl kurios jis nedirbo. Todėl darbo knygelėse tai galėjo būti nurodoma, tačiau tai nebuvo pagrindas socialiniam draudimui, žmonės nebuvo draudžiami valstybės lėšomis, jeigu augino vaiką iki 8 metų, tad taip pat dėja tas laikotarpis į stažą neįsiskaito. Trūksta darbo stažo, gali susimokėti sodrai ir tokiu būdu pasikelti darbo stažą. Tiesa ar mitas? Šiuo metu to padaryti negalima, nėra Lietuvoje savanoriško pensijų draudimo, tai yra, negalime sumokėti įmokų nuo bet kokios sumos, kurią sugalvojame, tarkime, pardavėme mašiną, turime sumą pinigų ir norime ją skirti savo pensijų draudimui. Deja, taip daryti negalima, įmokas mokame nuo savo apmokestinamų pajamų. Tai yra nuo tų pajamų, kurias nurodome valstybiniai mokesčių inspekcijai, teikdami deklaracijas. Nuo jų atskaičiuojamos yra ir įmokos sodrai. Taip yra tarp kita ko dėl to, kad ir pensijos, kai gauname pensijos, kadangi visa socialinio draudimo sistema veikia būtent tokiu principu, kad sumokame įmokas ir jau kai mums prireikia, pavyzdžiui, susirgę, gauname ligos išmoką, išėję į pensiją, gauname pensiją. Jos yra... Pensijos susideda iš 2 dalių ir viena dalis, bendroji dalis, yra mokama iš valstybės biudžeto, o individualioji dalis, kuri jau priklauso nuo kiekvieno žmogaus stažo, mokama iš sodros biudžeto. Tai būtent mokėdami gyventojų pajamų mokestį, tai yra apmokestindami savo pajamas ir sumokėdami nuo jų įmokas valstybiniai mokesčių inspekcijai, mes tarsi dedame pinigus į tą bendrą krepšelį, iš kurio bus mokama bendra pensijos dalis, o mokėdami sodrai dedame pinigus jau į tą krepšelį, iš kurio bus mokama mūsų individuali pensijos dalis. Todėl, būtų socialiai neteisinga, jeigu sumokėtume, įdėtume tik į tą sodros krepšelį, į bendrą valstybės krepšelį nedėtume, kadangi ateityje pensija susidarys eis iš šitų 2 šaltinių, tad būtina, kad įmokos būtų mokamos nuo pajamų, kurios yra apmokestinamos. Taigi, dėja, primokėti kažkaip įdėti papildomų įmokų, kad įgytume papildomai stažo, tokios galimybės nėra. Tačiau aš norėčiau šiek tiek dadėti, kad sodra suteikia galimybę pensijiniam amžiui dirbančiam žmogui dirbti ir tokiu būdu irgi keltis darbo stažą. Taip, kaip pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje tokios galimybės nėra, nes yra kiti įstatymai, bet Lietuva sodra suteikia tokią galimybę, kai žmogus yra pensijiniam amžiuje, jis gali dirbti ir tokiu būdu dar pasikelti savo darbo stažą. Tai yra tiesa, taip? Taip, tikrai tiesa. Kiekvienais metais čia vadinama yra pensijų naujinimu. Tai kiekvienų metų sausio 1 dieną yra peržiūrimas praeitų metų dirbančio, sakykime, pensijos gavėjo stažas ir sumokėtos įmokos. Ir atitinkamai yra perskaičiuojama, tai šiek tiek ta pensija priklausomai nuo įmokų, jinai didėja. Tai pasikelia ir stažas, ir apskaitos vienetai, kurie turi įtakos pensijos dydžiui. Tai tikrai taip. Taip, keliaujam prie armijos. Tarnavai armijai, tačiau nebeturi karinio bileto. Čia šnekam apie Tarybų sąjungos laikus. Į darbo stažą karinė tarnyba neįsiskaičiuos. Tiesa ar mitas? Aš galiu gal šitą vietą atsakyti tiesiai. Tai karinis biletas, jeigu yra prarastas ar
kaip buvo tais laikais pakabintas sąmoningai ant taip vadinkim, tos tvoros. Tai tikrai dar nėra, ta prasme, nėra tai, kad nebus įskaityta tas stažas. Vienas dalykas, mes matome iš praktikos, kad darbo knygelėse yra buvę įrašai, kad žmogus nuo iki tarnavo būtinoje kariniai tarnyboje, nurodytas karinis dalinys. Tai viskas tvarkoje, mes tokį įrašą tikrai galime, jo vadovaujamės ir tikrai įskaitome būtent tą laikotarpį, būtinosios karinės tarnybos laikotarpį į stažą. Tačiau, aišku, būna tokiu atveju, kai parašyta, kad atleistas iš darbo irgi ryšim, tuo metu vartotas žodis ryšim su išėjimu į tarybinę armiją ir grįžo ryšim su grįžimu iš tarybinės armijos. Tai tada be abejo neturime konkretaus laikotarpio, tai mes galime žmogui padėti, tarpininkauti, būtent šį stažą surandant. Tai kai asmuo pateikia prašymą skirti pensiją, jis paprašo tarpininkauti ir padėti jam surasti, būtent įrodyti tą stažą, kai jis tarnavo armijoje. Aišku, mums reikalingas laikotarpis ir karinio bilieto numeris, jeigu taip paprastai kalbant, nes kur ieškoti, irgi negalim tiesiog, nežinant duomenų konkrečių, daryti paieškos. Ir tuo metu, kai asmuo nurodo, mes siunčiame į Lietuvos karo ir prievolės tarnybą ir tikrai jie turi savo archyvus ir ieško. Pasitaiko tikrai tokiu atveju, kad ir ten dokumentų nėra, tada su žmogaus sutikimu mes galime siūsti į Rusijos pensijų fondą, prašant tarpininkauti, kadangi sutartis su Rusija kaip ir nėra denonsuota, jinai yra vykdoma, ir su žmogaus sutikimu tada mes jau ieškom tų dokumentų ten. Ir tikrai randam tų dokumentų ir tikrai žmogui šiuo atveju reikia tik parašyti prašymą, tarpininkauti, padėti surasti. O žmogus pats gali kreiptis į karinės tarnybos archyvus? Ar Tikrai tik tai per jūs? Gali, ar ne? Tikrai gali, bet mes galim tarpininkauti, tiesiog padėti. Supratau. Čia ir mano naujiena buvo. Puiku, Keliaujam toliau. Taip. Už darbo stažą įgytą iki 1994 metų Sodra nieko nemoka. Tiesa ar mitas? Mitas, aišku, kad moka ir visi darbo laikotarpiai yra įtraukiami į stažą. Čia galbūt labiau šitaip formuluojant klausimą turime omeny apskaitos vienetai, nes taip pat kartais žmonės sako, kad skaičiuojamas, tarkim, tik tai stažas, bet neskaičiuojami apskaitos vienetai. Vėlgi, tai nėra visiškai teisinga, kadangi tuo metu apskaitos vienetų nebuvo. Jie atsirado nuo 2018 metų, tai ankstesniems laikotarpiams pritaikytos šiek tiek kitokios skaičiavimo taisyklės. Tai tiesiog, jeigu paprastai yra vertinama, kad iki 1994 metų žmogus įgijo tiek pat apskaitos vienetų, kiek jų turėjo nuo 1994 metų iki 2017 metų. Tiek apskaitos vienetų buvo būtent po 1994 iki 2017, tas pats skaičius pritaikomas ir laikotarpiui iki 1994. Ir tokiu atveju jau neskaičiuojami vienetai už kiekvienus metus atskirai, neskaidomi pagal metus, kad tarkim vienais metais žmogus galbūt sumokėjo daugiau įmokų, kitais mažiau, tiesiog visam tam laikotarpiui pritaikomas tas bendras vienetų skaičius. Bet tikrai nėra taip, kad tie metai kažkaip nevertinami ar nuvertinami, jie taip pat į stažą lygiai taip pat yra įtraukiami ir apskaitos vienetų skaičius taip pat yra pritaikomas. Tik iki 94 gal papildysiu, stažas skaičiuojamas kalendorinė trukmė, tai laikotarpiai nuo iki, tai paprastai kalbant, o po 94 jau nuo sumokėtų, sakykime taip, įmokų. Nuo turėtų pajamų iki 18, o po 18 jau nuo sumokėtų įmokų. Dirbai kitoj šaly, Sodra sujungs visų šalių pensijas. Čia turime omeny ne tik tai skaičius, bet ir pinigus. Tiesa ar mitas? Pinigų Sodra nesujungs, kaip ir nesujungs kitos valstybės, Sodros atitikmuo vadinkime, tačiau sujungs stažą. Tai yra, jeigu kalbame apie ES valstybės, Europos ekonominės erdvės, Šveicariją ir kai kurias kitas valstybės, kuriuose žmonės ten gyveno, dirbo, tai institucijos yra susitarusios, kad pensijos yra skiriamos pagal europinius reglamentus. Tai yra visiškai taip supaprastinta, kadangi
yra daug niuansų ir daug dalykų skiriant šitas pensijas, bet, pagrindinis principas yra tas, kad kiekviena valstybė mokės pensiją už tą laikotarpį, kai dirbote joje. Tai yra, dirbote Lietuvoje, Lietuva sumokės už tuos metus, kai dirbote Lietuvoje ir mokėjote įmokas, dirbote, tarkime, Jungtinėje karalystėje, už tą laikotarpį Lietuva nemokės, Sodra nemokės, o mokės jau Jungtinės karalystės institucija. Tačiau institucijos apsikeičia informaciją, apsikeičia duomenimis, taip pat ir tam, kad nustatytų žmogaus teisę į pensiją, tai yra sumuoja stažus. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, Lietuvoje minimalus stažas pensijai yra 15 metų. Tai yra, bent tiek metų reikia būti išdirbus, kad apskritai būtų skirta pensija. Ir, tarkim, žmogus, dirbo Lietuvoje tik 10 metų. Vėliau išvyko ir 25 metus praleido Jungtinėje karalystėje. Reiškia, Lietuvoje, jeigu būtų vertintas tik Lietuvoje praleistas, įgytas stažas, tik Lietuvoje dirbant praleisti metai, pensija jam nepriklausytų, jis turėtų tik 10 metų stažą. Bet kadangi valstybės apsikeičia duomenimis, sumuoja stažus, tai prie to stažo dar prisideda 25 metai Jungtinėje karalystėje, laikoma, kad kartu žmogus turi 35 metus stažo ir tuomet jau taip jis turi teisę gauti pensiją, reiškia, jam pensiją apskaičiuosime ir skirsime. Ir kai jau einama prie skaičiavimo, tuomet Lietuva apskaičiuos pensiją už tuos 10 metų ir už 10 metų mokės, o Jungtinė karalystė jau pagal savo įstatymus, pagal savo tvarką mokės už 25 metus, kurie praleisti būtent toje šalyje ir ten buvo dirbama. Tai lygiai gali būti atvirkštinis variantas. Lietuvoje, pavyzdžiui, Lietuvoje turės 20 metų ar ten 30, o Jungtinėje karalystėje turės 1 metus. Tai turbūt jūs jau aišku žinote, ta prasme, minimalus koks reikalavimas stažas yra Jungtinėje karalystėje, tai kaip ir nebūtų teisės. 1, tai va 10 metų. Už 1 metus nebūtų teisės. Bet Jungtinė karalystė lygiai taip pat prašo patvirtinti Lietuvoje įgytą stažą, jį susumuoja teisai nustatyti, reiškia bendras stažas ten būtų virš 30 kelių, bet apskaičiuotų atitinkamai tik už 1 metus jau toje valstybėje įgyto stažo. Tai va čia tam, ta prasme, kad neprarastų žmogus tų teisių, jeigu jis dirba skirtingose Europos valstybėse, Jungtinė karalystė, Šveicarijo ekonominės erdvės, kaip ir minėjom, ir taip pat čia taikoma dvišaliam sutartim jau pagal sutartis nustatyta tvarka. Aišku, aš noriu atkreipdėmėsi, kad jeigu ten dirbai Amerikoje ar, nežinau, ten kažkurioje kitoje valstybėje, kur nėra sutartis, tai be abejo stažai tada nesisumuos, nes nėra pasirašyta sutartis tarp valstybių. Aišku, šiuo atveju Europos Sąjunga galioja vienas reglamentas visom Europos Sąjungos valstybėm. Įskaitant ir Jungtinę karalystę. Taip, Jungtinė karalystė be abejo, kad ir išėję, bet taikomi irgi išstojimo reglamentai, tai tikrai viskas galioja. Tai čia sekantis toksai labai panašus, bet Jungtinės karalystės bendruomenė taip pat įsijungia su tais klausimais, kur irgi susidurėme tais. Taip. Tai pateikė vieną iš tokių, tai čia tą patį iš kitos pusės gaunasi, pateiksim klausimą. Gerai. Jeigu pensijos išmokas imi susumuotas, Lietuvoje gauni mažiau nei Jungtinėje karalystėje. Geriau imti Jungtinėje karalystėje. Tai turbūt jau buvo prieš tai atsakyta į klausimą, kad kiekviena valstybė skiria už savo šalyje įgytą stažą. Tai niekaip kitaip ten tas dydis nuo to skaičiavimo nepriklausys ir ta valstybė tikrai neprisims lietuviško stažo ar mes prisimsim užsienietišką stažą, Jungtinės karalystės, pavyzdžiui, įgytą. Tai tiesiog tik teisė nustatyti sumuojama, bet apskaičiuojama už kiekvienoje valstybėje įgytą stažą atskirai. Tai čia niekaip tikrai dydžiai nepriklauso. Gyveni Lietuvoje, bet dirbai užsienį, jei pateiksi prašymą dėl užsienio senatvės pensijos per Sodrą, Sodra atsiskaičiuos savo pinigų ir gausi mažesnę pensiją. Tai kiek jūs ant tų pinigų atsiskaičiuosi? Sodra tikrai neima, nevagia ir kažkaip kitaip nepasisavina žmogaus uždirbtų teisėtas, uždirbtų pajamų įgyto stažo ir sumokėtų įmokų ir nuo to priklausysio pensijos dydžio. Tai tikrai ne, ta prasme, žmogus turi kreiptis pagal gyvenamąją vietą dėl pensijų skirimo. Yra bendradarbiaujama, susirašinėjama per atitinkamą elektroninę sistemą visos valstybės, visos Europos, jeigu kalbam apie Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės, Jungtinę karalystę ir Šveicariją.
tai per elektroninę sistemą, struktūrizuoti patvirtinti dokumentai nustatyta tvarka ir kiekviena valstybė keičiasi informaciją ir skiria ir moka pensiją tiek, kiek yra už joje įgytą stažą. Tai vėlgi tie klausimai susiję ir tikrai nieks niekur nedingsta, nes viskas yra tvarkingai vykdoma apsikeičiama informacija. Ir pensijas moka kiekviena šalis tiesiogiai į žmogaus sąskaitą. Jeigu pasiteikia Lietuvoje žmogus gyvena, pasiteikia per sodrą, kaip aš dažnai žmogui aiškinu, kad sodra patampa kaip atstovas, kad pateikti dokumentus į užsienio, bet pinigus ves pavedimo sąskaitoje gausite iš užsienio valstybės, ne iš sodros už užsienio pensiją. Tikrai taip, kas liečia, mes kalbam, apsiribojam taip valstybėm, kur taikomi ES reglamentai, tai tikrai taip, mes kaip tarpininkai žinom, kuriai kompetitingai įstaigai perduoti prašymą žmogaus. Tai ir žinome, nurodome sąskaitą, į kurią žmogus pageidauja gauti jau tos valstybės pensiją. Ir tada mes šiame procese nedalyvaujam, nes kita valstybė paskiria pensiją ir tiesiogiai moka į nurodytą sąskaitą asmeniui individualiai. Tai šitoje vietoje tikrai sodra negauna ir jokių mes nesame tarpininkas tarp pensijų mokėjimo, kas liečia ES reglamentus. Jūs tarpininkas tik dokumentų pateikimui. Taip. Informacijos apsikeitimo, dokumentų pateikimo. Taip. Jeigu turi virš 10 metų stažo Jungtinėje karalystėje, prašyti pensijos Jungtinėje karalystėje atskirai ir Lietuvoje atskirai geriau apsimoka, nes gausi daugiau. Lietuva pensijas anksčiau lietuviška pensija anksčiau prasideda, tai grįžti, susitvarkai į Lietuvą, o po to paduodi UK pensiją. Čia apie tuos, kas gyvena Jungtinėje karalystėje. Tikrai yra mitas, kad reikia atvažiuoti ir kreiptis į sodrą. Nes jeigu tu gyveni Jungtinėje karalystėje, netgi pagal Europos reglamentus, tu turi kreiptis į gyvenamosios vietos kompetitingą įstaigą, tai atitikmuo būtų sodrai, ir ten teikti prašymą, tarpininkauti, gaunant pensiją iš Lietuvos. Nes tikrai mes žinome, ir tai yra normalu, kad kiekviena valstybė yra jau toje valstybėje nustatytas skirtingas pensinis amžius. Tai nereiškia, kad Jungtinė karalystėje dabar nesukakęs žmogus negali kreiptis ir prašyti, kad persiųsti būtų dokumentai į Lietuvą. Tai tikrai yra mitas. Ir tokiu atveju pasikreipia Jungtinė karalystė. Jungtinė karalystė atsiunčia mums atitinkamus dokumentus, mes paskiriame pensiją už tą stažą, kurį jis įgijo Lietuvoje ir mokam atitinkamai asmens pageidavimų. Gali gauti tiek į lietuvišką sąskaitą, gali gauti tiek Jungtinėje karalystėje nurodytą banko sąskaitą. Tai žmogus, kur gyvena, toje šalyje ir turi pasteikti prašymą. Jeigu jis gyvena Lietuvoje, jis turi pasteikti per sodrą dėl Jungtinės karalystės pensijos, nereikia jam perlėkti į Angliją. Ir tikrai nereikia. Turi pasiteikti, tada viskas pas jumis sistemose gaunasi tvarkingai sudėliota, ar ne, kur žmogus gyvena, taip. Taip, nes kiekviena valstybė apsikeičia būtent duomenimis ir tada jau atitinkamai galbūt žmogui dar ten priklauso kažkokia kita pensija ir gali pasiūlyti, kad dar tu užpildyk prašymą į kitą, ta prasme, turi teisę į kitą išmoką. Tai va, tai bet kaip jūs ir paminėjote tą momentą, galbūt aš irgi norėčiau akcentuoti, bet tie, kurie gyvena Lietuvoje, grįžta, sakykime, atidirbau ten daug metų Jungtinėje karalystėje, taip pat jau gali būti pasikreipęs Jungtinėje karalystėje dėl lietuviškos pensijos, bet, sakykime, per tuos metus pasikeitė aplinkybės, ar ten sąmoningai grįžo gyventi į Lietuvą, ne? Ir tada jau sukanka amžių Jungtinėje karalystėje, gyvendamas Lietuvoje. Tai jam užtenka tiesiog pateikti sodrai prašymą, kad prašau tarpininkauti, kadangi jau sukakau amžių Jungtinėje karalystėje ir noriu, kad ten būtų skiriama pensija. Ir nurodyti sąskaitą. Ir viskas. Ir mes tuo prašymu vadovaujantis užpildom reikiamas formas, struktūrizuotus dokumentus ir išsiunčiame į Jungtinės karalystės kompetitingą įstaigą ir Jungtinė karalystė pradeda mokėti jau aišku savo terminais, savo teisės aktais, bet pradeda mokėti pensiją į lietuvišką sąskaitą, jeigu žmogus pageidaus. Tai tiesiog abipusiai vyksta bendradarbiavimas ir tikrai nereikia specialiai skristi, važiuoti, prašyti ar kažkaip kitaip bandyti ieškoti, kas galėtų padėti. Tai tikrai bendravimas, komunikavimas ir susirašinėjimas vyksta ir tikrai sėkmingai vyksta. Tik šitoj vietoj gal reikėtų dar biškį pabrėžti, kad reikia turėti žmogui kantrybės, kol susivaikšto dokumentai. Bet
teikimo datos nedings nei vienas centas, bus apmokėta. Tikrai ne. Tikrai ne. Ir tikrai jūs teisingai pasakėt, kad būtent susirašinėjimas tarp valstybių narių tikrai jisai užtrunka, bet tai turbūt yra normalu, kadangi mes kaip Sodra, sakykime, turime duomenis galbūt apie visas įmokas ir visą stažą, sakykime, mes kaupiam. Kitos valstybės iš praktikos, ką mes žinome, mes siunčiame į kompetitingą, kuris skiria ar moka, bet jie, pavyzdžiui, dokumento arba informacijos visos neturi. Tai reiškia, jie turi užklausti viduje atitinkamai kitas įstaigas, kurios pateiktų jiems duomenis. Tai va tas procesas užtrunka laike ir aišku, žmogus visada supranta, kad padaviau prašymą, tai tarsi čia viskas labai greitai turi gauti, jau gausi tos pinigėlius. Tai noras tikrai yra, mes tengiamės, siunčiame kiek įmanoma greičiau, bet tiesiog ten viduje užtrunka tie procesai ir kol surenka visų duomenis ir kol atsiunčia mums, tai tikrai užtrunka laike. Aišku, dar momentas, jeigu žmogus dirbo ne tik tai Jungtinėje karalystėje, bet dar kitoje valstybėje, tai įsijungia gali būti 2, 3 ir 4 šalis. Tai tada reikia gauti atsakymus iš visų įstaigų, iš kompetitingų įstaigų, apie tą stažo tvirtinimą, žodžiu, viską gauti ir tada jau priimti galutinį sprendimą dėl pensijos skirimo. Tai turime tikrai suprasti, kad mes turime tada jau sulaukti, o laukimas tikrai užtrunka ne kai kuriais atvejais ir tikrai pakankamai ilgai ir iki metų ir daugiau turim tokių atvejų. Kas liečia Jungtinę karalystę, galiu pasakyti, nes, jau praktikos turiu ir su Sodros terminų darbais, ir su Jungtinės karalystės, tai į jūsų pusę pagirimus galėčiau skirti, nes jūs daugiau mažiau į tą 30 kalendorinių dienų terminą tikrai įtelpat, ko iš tikrųjų Jungtinė karalystė maždaug po 80 savaičių be skambučių, be spaudimo, jie realiai galima laukti ir iki metų laiko, nes jie pateikia per kelias institucijas dėl darbo stažo suradimo, kol ten gauna, nežinau, bet būtent iš jų pusės reikia daryti papildomus veiksmus, kad jie išsiųstų jums dokumentus. Ir tik taip po tokio spaudimo jūs tada jau gali priimti. Tai šitoje vietoje jo pagirimas jums, nes jūs labiau terminuose ir kas liečia su prašymų pateikimais, dėl kitos gauti pensiją iš užsienio, tai pavyzdžiui, kaip iš Jungtinės karalystės, mes pildom visas formas patys ir tada tai jum tai reikia, kada norima iš Jungtinės karalystės gauti gyvenant Lietuvoje, pateikti insurance numerį, datą ir sąskaitą. Jūs patys viską pildote, taip? Taip, patys pildom. Aišku, kas liečia lietuvišką pensiją, yra tam tikras klausimynas, bet tikrai jisai nėra ten begalės, ten porą nedidelių lapų, tai tikrai nesudaro didelės problemos. Ir be abejo, konsultantai, jeigu gali gyvai, tikrai konsultuoja irgi, kaip padėti užpildyti prašymą, jeigu skambučių, tai be abejo gali irgi padėti skambučių centras užpildyti per EGASą, sakykime, teigiamą prašymą, elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą. Bet galbūt aš dar norėjau grįžti ir akcentuoti tą dalyką, kurį jūs paminėjot, kad prašymo pateikimo data, tai jinai tikrai yra galiojanti visose valstybėse narėse, kur žmogus dirbo. Tai kaip ir jūs sakot, kad ten užtrunka 90 mėnesių, bet tai nereiškia, kad mes nuo gavimo datos tada kažkaip tą žiūrėsim skirimo momentą. Mes vadovaujamės kreipimo data, kad ir Jungtinėje karalystėje būtų pateikta prieš metus tas prašymas, žmogus įgijo teisę dar metai atgal, tai sakykime, mes kaip paskirsim, išmokėsim jau praeis 2 metai, ne už tą praeitą laiką. Tai žmogus tikrai nepraranda pinigų ir išmokam nuo kreipimosi dienos, jeigu yra teisė, arba dar 12 mėnesių atgal. Tai lygiai taip pat ir kita valstybė irgi žiūri į tą kreipimosi datą ir laiko ją vieningą visose valstybėse narėse. Būtent prašymo kreipimosi datą, o ne gavimo, kada jau gauna institucija. Tikrai ten. Tai mes jau taip ir į mano sekantį klausimą jau taip pabiškį ir įplaukiam. Taip, kad teisingas pensijų teikimo prašymo tvarka gyvenantiems užsienyje trumpai. Tai kaip teisingai pasteikti punktais žmogui gyvenančiam užsienyje? Tai tiesiog paprastai kreiptis į įstaigą esančią, kreiptis į tą sodros atitikmenį užsienio valstybėje. Tai sakykime, kur asmuo gyvena, ten turi kreiptis į pensijų skyrių.
O tada jau, jeigu kad tas pensijų skyrius, jis gali nebūti kompetitingas siūsti mums dokumentus, bet jis perdas atitinkamą jau savo, sakykime, tai centriniai įstaigai, kuri siunčia dokumentus į Lietuvą. Tai vėlgi ta Jungtinė Karalystė, ta pati ar kitos valstybės jos yra didelės, tai nereiškia, kad vėlgi turi kažkur važiuoti, jūs turbūt irgi tikrai galite jau patikslinti, kreiptis atitinkamai, kur tu gyveni, o jau valstybė persiunčia ir žino, kad reikia siūsti į Vilnių ir atitinkamą įstaigą elektroninę platformą. Bet kreiptis reikia, kas kalbama apie Jungtinę Karalystę, tai yra internete forma CFN 901. Ja žmogus atsispausina, užpildo, įsiunčia paštu, nurodytas adresas yra formoje į International Pension Department ir šitai pasikreipiama prašymas dėl lietuviškos pensijos gyvenant užsienyje. Čia kas liečia Jungtinę Karalystę. Kitų šalių nežinau. Tai dėl to mes ir sakome, mes irgi negalim komentuoti kitos valstybės nacionalinių teisės aktų, nes visos Europos valstybės vadovaujasi savo nacionaliniais teisės aktais. Turi atitinkamai savo formas, kurias siūlo žmonėms, kaip jūs sakėt, jūsų atveju ten yra atitinkama forma. Lietuvoje turi savo formas, tai kiekviena tvarka galioja toje valstybėje, kur žmogus gyvena, ta ir galioja tvarka, kaip jam pasikreipti. O kad jisai gali pasikreipti ir jį turi priimti, tai tikrai taip. Niekas jūsų nesuseks, jei imsite atskirai pensijas Lietuvoje ir Jungtiniai Karalystėje. Grįžau į Lietuvą, gyvenu Jungtiniai Karalystėje, parlėkiau Lietuvą, sutarkiau pensiją, pasiėmiau vienišo asmens išmoką ir niekas manęs nesuseks, tiesa ar mitas? Anksčiau ar vėliau iš praktikos matom, kad tikrai tie galai išlenda ir po to išlenda jie skaudžiai ir kiekvienos valstybės tada jau vertina pagal savo teisės aktus. Jeigu mokėjo kažkokias išmokas, kur negalėjo mokėti kaip negyvenančiam jo valstybėje, tai pasiekmes tikrai pasiveja, sakykime, galbūt laike užtrunka, bet vis tiek ta informacija anksčiau ir vėliau valstybės narės apsikeičia ir taip tokia realybė. Tai iš tikrųjų tikrai rekomenduojame žmonėms, kreiptis ten, kur jie gyvena, mes patarpininkausim, išsiųsim, su kompetitingom įstaigom komunikuosim ir tikrai nebus jokių problemų nei tuo metu, nei ateityje. Aišku, gali tai užtrukti laikę, bet reikėtų sąžiningai tiesiog elgtis ir kreiptis ten, kur jau tu gyvenėjai išmoką. Kad ir ta pati vienišo asmens išmoka, atrodo, kiek šiuo metu jinai yra 42 eurai berods, ne? Ne. Apie. Panašiai, žinokit, tuoj pasakysim tikslų skaičių, nežinot, galvoju skaičių ir formulių labai daug. Tai į mėnesį, kai gauni, atrodo, ne taip ir jaučiasi, bet jeigu ten po 3 metų sužinoma ir kai reikia grąžinti visą tą sumą, dauginti ir kiekvienais metais jinai kylanti, tai taip gan skaudžiai ir kiek žinau, kai Sodra prašo grąžinti pinigus, jie iš karto jau nurodo per 30 kalendorinių dienų arba jau ten įsijungia procesai pinigų išieškojimo, ar ne? Tikrai yra procesai ir tikrai žmogus, kaip pasakyti, turi, sakykime, turi informuoti, jeigu pasikeičia jo aplinkybės. Tai šiuo atveju galim sakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje gyvena, išvyksta gyventi į užsienį, tai jis turi tiesiog informuoti apie aplinkybę pasikeitimą Sodrą. Tai jeigu neinformuoja, sakau, pasiekmes po to atsitinka, tokios kokios atsitinka. Tai, žodžiu, pasiteikim visi taip, kaip reikia teisingai, nes anksčiau ir vėliau gali išlysti tie galai ir paskui bus nelabai linksma. Tikrai nemalonu visiems būna. Jei pasiteiki prašymą lietuviškai pensijai iš užsienio šalies, tai Sodra ves į to šalies banko sąskaitą, neatsižvelgiant, ar žmogus turi lietuvišką banko sąskaitą. Tiesa, mitas? Tikrai ne. Tikrai galbūt aš pasakysiu, tikrai mitas, jau turbūt ir apkalbėjom anksčiau šitą momentą, kad mokama į tą sąskaitą, kurią nurodo asmuo. Tai tikrai mokama ir mes mokam tiesiogai, ir Jungtinės Karalystės įstaigas, ir kitų valstybių nurodytą banko sąskaitą, ir kitų valstybių užsienio banko sąskaitas. Ir tikrai vadovaujamės taip, kaip prašo asmuo. O jeigu sąskaita, sakykime, nenurodyta būna, pasitaiko ir tokiu atveju, gaunam prašymą, nėra sąskaitos. Tada mes jau kaip Sodra rašome tai kompetitingai įstaigai, kad nurodykite asmens sąskaitą, į kurią pervesti pinigus. Nes mes neturime kur jų pervesti, tai mes, reiškia, nemokame, laukame, kol nurodys sąskaitą.
Mhm. Ir sąskaita turi būti būtinai žmogaus vardu. Negali gauti vyras žmonos pensijos, jeigu neturi kažkokių tai teismo dėl negalios kažkokių tai įgaliojimų, ar ne? Taip, Asmeninė. būtent. Asmeninę Tik banko asmeninė. sąskaitą Tik vedame, taip. asmeninė. Nes Taip. tokiu atveju paprastai būna tiesiog pinigai grįžta iš banko ir būna atsakymas, kad ta prasme, neteisingai nurodyta sąskaita. Tai tiesiog vėlgi užtrunka laikę, tada reikia rašyti, pateikti savo sąskaitą. Tai tikrai į asmeninę sąskaitą. Gauni pensiją ir išvyksti iš šalies. Lietuviška pensija bus nutraukta. Tiesa ar mitas? Na, nutraukti pensijos mokėjimo negalima, tai nutraukta pensija nebūna niekad, kadangi kai jau žmogus įgyja teisę į savo socialinio draudimo pensiją, tai na, tiesiog jis jau mokėjo tas įmokas, tai yra jo teisė ir jis visuomet tą pensiją gaus. Iš tiesų, anksčiau būdavo taip, kad kai žmogus išvyksta iš Lietuvos ir deklaruoja jau savo gyvenamą vietą kitoje valstybėje, iš Lietuvos išsideklaruoja, buvo stabdomas pensijos mokėjimas. Dabar iškart išvykus pensija toliau tęsiama ir toliau žmogus ją gauna ir toje šalyje, kurioje gyvena. Bet žmonėms, kurie gyvena užsienyje ir gauna pensiją iš Lietuvos, kasmet reikia pranešti sodrai, kad jie yra gyvi, yra tam tikroje vietoje ir toliau gali gauti pensiją ir toliau pensiją jiems reikia vesti būtent šiam žmogui į tą konkrečią vietą. Todėl kiekvienais metais nuo spalio 1 dienos iki metų pabaigos žmogus turi pateikti sodrai dokumentus, būtent tą vadinamąjį gyvybės sertifikatą, įrodantį, kad taip jis yra tam tikroje vietoje. Ir yra gyvas, pensijos mokėjimą reikia tęsti. Kadangi, kai jis yra Lietuvoje, tai visi tie duomenys iš karto automatiškai yra gyventojų registre ir sodra automatiškai juos gauna. Iš užsienio negauna, automatiškai žmogus pats turi pranešti. Jei žmogus išvyksta į užsienį gyventi nuo spalio iki būtent gruodžio 31 dienos, tai tais išvykimo metais jam dar jokių dokumentų pateikti nereikia, juos reikės pateikti tik jau kitų metų, būtent tuo laikotarpiu nuo spalio iki gruodžio pabaigos. Jeigu jis išvyko metų pradžioje, tarkim sausį arba vasarį ar balandį, iškart išvykus taip pat jokių dokumentų nereikia mokėti, pensijos mokėjimas bus tęsiamas iki kitų metų pabaigos, bet jau spalį, nuo spalio iki gruodžio reikia sodrai tuos dokumentus pateikti. Ir tuomet jau dar ir kitus metus toliau pensijos mokėjimas bus normaliai tęsiamas. Dabar taip pat atsirado tam tikras palengvinimas, tikimės pensininkams, kad tiesiog savo tapatybę ir savo buvimo vietą galima patvirtinti vaizdo skambučio metu. Tai yra jau nebereikia siūsti dokumentų paštu, kažkokiais kitais būdais, o tiesiog užsiregistruoti vaizdo pokalbiui su sodros konsultantu. Aišku, reikia taip pat turėti tuos asmens duomenys, kuriuos parodysite tiesiog į ekraną pokalbio metu. Ir jeigu pokalbis praeina sklandžiai, nebuvo interneto kažkokių trikdžių, tai konsultantas patvirtina žmogaus tapatybę, pats užpildo pažymą, kad žmogus yra tam tikroje vietoje, kad galima tęsti pensijos mokėjimą ir viskas jau tiems metams reikalas tas yra sutvarkytas, pensijos mokėjimas bus tęsiamas. Jeigu dėl kažkokių priežasčių nepavyko vaizdo pokalbio metu patvirtinti tapatybės, tai arba galima užsiregistruoti dar kitam pokalbiui, galbūt pasiseks, nebus techninių kliučių, arba pasinaudoti jau tais tradiciniais būdais, atsiųsti paštu, per gyventojo paskyrą pateikti dokumentus, arba jei žmogus atvyksta į Lietuvą, tarkim, kalėdų laikotarpiu, tuomet apsilankyti sodroje ir atitinkamus dokumentus pateikti. Gal aš dar noriu paminėti, nes yra vienas ir būdas, galime kreiptis į kompetitingą įstaigą ir prašyti, kad jie patvirtintų, kad aš toks atėjau ir esu gyvas ir išsiųskite duomenys į Lietuvą. Tai mes tikrai tarp valstybių narių, prasme, keičiamės duomenimis ir valstybė užtikrina, kad jie pateikia teisingus duomenis. Tada mums nereikia kažkokių papildomų dokumentų. Jeigu ta valstybė parašo, kad toks asmuo atėjo, prašė patvirtinti, viskas mes vadovaujamės ir laikome, kad tai yra teisingas ir duomuo patvirtina, kad asmuo gyvas ir yra toje valstybėje, nes jie tvirtina duomenų teisingumą. Jie atsako už duomenų teisingumą. Tai žodžiu, spektras, kaip pasitvirtinti, kad esi gyvas ar gyveni užsienį, yra labai platus.
Tačiau, kiek aš matau iš praktikos, labai pasiteisino jūsų naujovė pradėta praeitais metais, tai yra video skambutis ir kiek dabar tik tai girdžiu, kad žmonėm turbūt ar linijos lūžta, ar tenais apkrovos dabar didelės, nes spalio mėnuo visi puola skambinti. Tad Tikrai vakar dar beje kalbėjau su būtent skambučių centro atstovė, tai tikrai labai populiaru dabar, labai žmonės registruojasi. Aišku, tikrai nereikia pergyventi, dar to laiko yra, nes dar tik aišku prasidėjo tas spalis, tai tikrai iki metų pabaigos, manau, kad tikrai visi suspės, kas norės užsiregistruoti vaizdo skambučio. Aišku, tikrai nėra ta prasme, jeigu kreipsis ir po sausio 1. Aišku, galbūt tada gali būti taip, kad negaus tą mėnesį žmogus tų pinigėlių, bet mes tikrai išmokėsime patvirtinus tą vaizdo skambučių, pasitvirtinus tą gyvybę ir gyvenamąją vietą jau vėliau, išmokėsim tikrai nuo to sausio nemokėtą tą dalį pensijos. Tai šitą praktiką taiko ir Jungtinė karalystė. Žinau, kad žmonės gyvendami Lietuvoje gauna į metus kartą laišką, kurį turi išpildyti, išsiųsti ir jeigu iki atitinkamo laiko Jungtinė karalystė negauna dokumentų, jie sustabdo pensijos mokėjimą, kol išsiaiškinama, ar iš tikrųjų čia kažkas nesuvaikščiojo, ar žmogaus jau nebėra gyvųjų tarpe. Tai gal aš noriu irgi atkreipti dėmesį ir irgi iš praktikos, ką mes matome, tikrai ateina žmonės su tais vadinamais gyvybės sertifikatais, popieriniais dokumentais į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Tikrai dabar mes ką rekomenduojam ir sakom žmonėms, ta prasme, kad mes tikrai patvirtiname, kad tu atėjai, mes uždedame atitinkamus ten spaudus, ką reikia užpildom ir patariame žmogui, gražiname tą dokumentą, kad tu pats žmogau išsiųsk jį, nes tu gavai jį asmeniškai į rankas ir turėtum asmeniškai išsiųsti paštu, nes mūsų visas susirašinėjimas su valstybėmis narėmis vyksta elektroninė platforma. Tai reiškia, mes tikrai galime išsiųsti ir mes siunčiame visais atvejais, jeigu žmogus pageidauja, pridedame kaip attachmentą prie tos atitinkamos formos, bet ką reiškia, kad galbūt kita valstybė vėlgi savo viduje pasiskirsiu išsiųsus, yra dokumentus kažkaip kitaip ir ne taip greitai ir ne tas gal asmuo gauna, tas, kuris turi gauti popierinį tą paštu atsiųstą patvirtinimą ir vėlgi būna tikrai matėm tų problemų, kad mes išsiunčiam, o jie sako, mes negavom. Na, negavote paštu, bet gavote kitų būdų, vėlgi galbūt kažkas nepažiūrėjo, kažkur nugulė, gal darbai kitaip sudėlioti. Sunku pasakyti už kitą valstybę, bet tikrai rekomenduojam žmonėms patiems išsiųsti, jeigu užpildytas tos patvirtinimus ir tikrai tada problemų, aš manau, kad jūs gal irgi iš praktikos daugiau žinot, kad jeigu išsiunčia patys asmenys paštu, tikrai tų problemų turbūt nebūna. Nebūna. Jūsų šitą pasakojimą situacija buvo čia prieš porą metų, bet tai dabar tiesiog yra Sodros jau darbuotojai informuoti, kad jie gali pasirašyti patvirtinimą ir atiduoda atgal. Nereikia žmogui pas notarą ir mokėti pinigų. Ne. Labai Tikrai gerai. taip. Tai va dėl to mes ir sakom, mes bandome tikrai visaip kaip tiem klientam padėti ir tikrai jų nesiunčiam niekur ir netvirtinam kažkur toliau nesiunčiam tų formų, kad patvirtinti ir gražinti žmogui laikė užtrunka iš karto vietoje patvirtinam ir gražinam. Taip, vienišo asmens išmoka gyvenantiems užsienyje nepriklauso. Tiesa ar mitas? Taip, tiesa, vienišo asmens išmoka mokama Lietuvoje gyvenantiems žmonėms. Na, paaiškinimas paprastas turbūt toks, kad tai yra laikoma šalpos pobūdžio išmoka. Tai yra, na, tarkim, ne, kaip minėjome, socialinio draudimo pensija, jeigu jau žmogus įgijo teisę į savo socialinio draudimo pensiją, tai yra jo uždirbta pensija, ji jam priklauso ir valstybė yra įsipareigojusi mokėti, kur jis bebūtų. Bet vienišo asmens išmoka, kaip ir, pavyzdžiui, šalpos pensija, įvairių rūšių šalpos pensijos, kokios nors kompensacijos, dalis valstybinių pensijų, yra mokamos tik tiem žmonėms, kurie gyvena Lietuvoje, tai yra, na, tam tikra valstybės paramos forma Lietuvoje gyvenantiems žmonėms, bet kai žmogus išvyksta iš Lietuvos, tai jau jis tos teisės netenka, na, galbūt apsigyvenęs, deklaravęs savo gyvenamą vietą kitoje šalyje, jis ten gaus kažkokias kitas socialinio pobūdžio ar šalpos pobūdžio išmokas, bet, na, būtent tokiu principu tai veikia, kad Lietuvoje gyvenantiems žmonėms vienišo asmens išmoka yra mokama, išvykus nebe. Kas visiškai yra skirtingai dėl našlystės pensijos. Našlystės pensija priklauso gyvenančiam užsienyje. Taip, žmonės dažnai maišo. Taip, našlių pensija yra vadinama eksportuojamas, taip žodis, sakom, tęsiamas yra mokėjimas į užsienį. Našlių būtent, nes
yra, ta prasme, kad ir dydis gali būti tas pats, bet būtent yra kitas taikomas, sakykime, kitas įstatymas ir našlių pensija yra tęsiama į užsienį, vienišo asmens išmoka yra mokama tik gyvenantiems Lietuvoje. Tai nereiškia, kad deklaravęs ir bet faktiškai gyvenantiems tik Lietuvoje. Na, va, apie tas visas išmokas įplaukiam. Taip. Jungtinėje karalystėje gyvenantiems žmonėm dar prisideda pension credit. Tai irgi yra išmoka gyvenantiem Jungtinėje karalystėje. Ko Lietuvoje nėra. Todėl pensiją geriau imti Jungtinėje karalystėje. Kaip jūs į šitą pasakymą reaguojat? Turbūt šią išmoką galėtume prilyginti mažų pensijų priemokai, kuri Lietuvoje taip pat yra, bet vėlgi tuo pačiu principu mokama tik Lietuvoje gyvenantiems žmonėms. Ta priemoka yra skiriama žmonėms, kurių apskaičiuota pensija yra mažesnė nei vadinamas minimalus vartojimo poreikių dydis. Kiekvienais metais jis yra pakeičiamas tas dydis, apskaičiuojamas šiais metais 450 eurų. Tai reiškia žmogaus turinčio būtinai stažą. Šiais metais tai 34 metai, visa gaunamų pensijų išmokų suma negali būti mažesnė nei 450 eurų. Tai yra net, jeigu žmogaus, tarkim, stažas buvo mažas Lietuvoje, jam paskaičiuota pensija, tarkim, siekia 300 eurų. Ir jis, tik tai tokio dydžio socialinio draudimo pensiją gauna, vis tiek valstybė jam dar primokės iki tos ribos 450 eurų. Tai šiuo atveju tokia priemoka taip pat yra, bet jis skiriama yra būtent žmonėms gyvenantiems Lietuvoje. Aš gal dar Malgožatą papildysiu. Šiuo atveju taip pat atsižvelgiama ir į iš kitų valstybių gaunamas pensijas. Tai jeigu, kaip ir mini Malgožata, 300 eurų Lietuvoje paskirta, bet jeigu dar nesukakęs amžius Jungtinėje karalystėje, tai taip, tikrai mes primokėsim, mažų pensijų priemoką mokėsim, tada, kada sukanka jau amžių, gaunam dokumentus, sprendimus ir yra paskaičiuotas dydis jau toje valstybėje, tai yra sumuojama, sakykime, visų valstybių gaunamos pensijos ir tada žiūrima, ar trūksta dar, nėra tos ribos ir trūksta dar tų, ką mes galim primokėti iki tos minimalaus dydžio, ar jau, jeigu viršyje, tai dėja, bet bus taip, kaip bus, lietuviška dalis ir užsienio dalis jau tada atitinkamai, be mažų pensijų priemokų. Tai čia analogiškai yra ir su pension kreditu gyvenantiems Jungtinėje karalystėje. Jungtinė karalystė žiūri visas pajamas iš užsienio gaunamas pensijas, UK gaunamas pensijas ir jeigu trūksta, pavyzdžiui, vienišam asmeniui minimalus beros 8,80 svarų, jeigu trūksta iki tos sumos, tai jie tą skirtumą ir nemoka. Tad šitą teiginį aš pavadinčiau mitu, kad UK dar prisideda pension credit, ko Lietuvoje nėra, todėl pensiją geriau imti UK. Nėra svarbu. Čia yra svarbu, kur tu gyveni. Minimalaus pragyvenimo lygio išmoka dasideda arba ne, susumavus visas pajamas. Taip, nes tas, kur tu gyveni, tai yra, kur yra tavo interesų centras. Tai reiškia, kur tu, ta prasme, jeigu tu gyveni Jungtinėje karalystėje, tau reikia daugiau išleisti pinigų, ne? Tai reiškia, tu turi gauti kažkokią paramą toje valstybėje, kad tu turėtum už ką gyventi. Tai vertinama, reiškia, yra minimalus lygis. Jungtinėje karalystėje vienas, Lietuva yra kitas. Tai atitinkamai svarbu, kur gyveni. Gaunantiems neįgalumo pensiją, suėjus senatvės pensijai, Sodra pati parenka, kurią pensiją mokėti, neįgalumo ar senatvės. Tiesa ar mitas? Mitas. Negalios pensija yra, taip pat socialinio draudimo pensijos rūšis, bet ji yra, mokama žmonėms, kurie neteko dalies, didesnės dalies dalyvumo, anksčiau vadiname darbingumu, dabar po negalios reformos vadiname dalyvumu. Negalios pensiją žmogus gali gauti net ir būdamas jauno amžiaus. Tarkim, atsitiko nelaimė, neteko dalyvumo, jam tik 25 metai. Kad gauti negalios pensiją, pakanka 10 mėnesių stažo. Ir tarkim, žmogus gauna visą savo gyvenimą negalios pensiją, bet kai sukanka jau senatvės pensijos amžių, jam skiriama senatvės pensija
į tą stažą jau apskaičiuojant senatvės pensiją, įsiskaičiuoja ir tas laikotarpis, kai jis gavo negalios pensiją. Tai yra, pensijos skiriamos praktiškai už tą patį stažą, už tą patį laikotarpį, tai jos abi yra socialinio draudimo pensijas. Sodra neskirs, nemokės ir negalios, ir senatvės pensijos. Tiesiog jau tas laikotarpis, kai žmogus nedirbo, tarkime, bet tik gavo negalios pensiją, bus įtrauktas į jo stažą apskaičiuojant senatvės pensiją. Tačiau, jeigu žmogus yra jau pensininkas ir turi negalę, tai dabar pagal nuo 2024 metų galiojančią reformą jo pensija yra padidinama pagal tam tikrą koeficientą. Tai yra, jeigu asmens su negale asmenų teisių apsaugos agentūra, ANTA sutrumpintai nustato, kad žmogaus netektas dalyvumas yra nuo 70 iki 100%, tai pagal tam tikrą koeficientą jo pensija yra padidinama, mokamas tarsi toks, ne priedas, tiesiog pagal tam tikrą koeficientą senatvės pensija dar yra padidinama, tai yra žmogui su negale, ji bus didesnė nei tiesiog senatvės pensininkui, nes būtent atsiranda šis, padidinimas dėl to, kad žmogus turi negalę. Taip, kad tos pensijos, jau kai žmogus sulaukia senatvės pensijos amžiaus, jam priklauso senatvės pensija, jis gaus senatvės pensiją, tačiau dėl negalios ji bus dar papildomai padidinta, jei ta negalė būtent siekia jau 70% ir daugiau. Jo, gal aš papildysiu ir tada vadinasi senatvės pensija asmeniui su negale. Dedamas yra daugiklis, jeigu yra 70% ir daugiau nustatoma dalyvumo ir dedamas daugiklis tam terminui, kuriam yra nustatoma. Tai vėlgi galbūt kažkokia pablogėjo kažkokia nesveikatos būklė ir tam terminui metam ar dviem nustatę tuos didesnius procentus, tai mes ir taikysim tą daugiklį ir ta senatvės pensija bus senatvės pensija asmeniui su negale, jinai bus didesnė, tą laikotarpį. Jeigu po to jau žmogus, sakykime, išgyjo, buvo kažkas ten, paūmėjimas kažkoks, nebenustatė daugiau tų didesnių procentų virš 70, tada jau ir liks ta senatvės skaičiuota pensija. Tai gali jinai tuo momentu tarsi atrodo sumažėti, bet buvo tas padidėjęs koeficientas pritaikytas būtent, kai nustatyta buvo negalios 70 ir daugiau tų procentų. Tai žmogiška kalba kalbant, tai prie pensijos priedas dėl to, kad yra negalė daugiau negu 70 ir daugiau. Taip, 70 ir daugiau, tas svarbus momentas. Taip. Tai čia ir mokama tas priedas, sakykime, tam terminui, kuriam nustatyta yra būtent tie procentai. Ir noriu akcentuoti, kad būtent, kad sukakus amžių reikia pateikti prašymą dėl senatvės pensijos ir tada būtent pagal prašymą yra skiriama ir tada, jeigu nustatomi tie procentai didesni, būtent didesniu koeficientu yra padidinama, indeksuojama. Na ir kągi, nežinau, ar čia jums jau gal čia ligonių kasos, ar čia jūsų sritis. Pensininkams nereikia mokėti PSD, tai gali būti rezident, gyventojai, abiejose šalise vis tiek jokių mokesčių nepatirsi ir naudotis ir gydymo paslaugom ir tiek Anglijoje, tiek Lietuvoje parlekiu pasigydau, nes vis tiek aš esu socialiai draustas, aš esu senjoras. Tiesa ar mitas? Pensininkams iš tiesų nereikia mokėti PSD, jie yra draudžiami valstybės lėšomis, bet kaip ir aptarinėdami ankstesnius klausimus minėjome, kad vis tiek žmogus gyvena, jo interesų centras yra tikėtina kažkurioje vienoje valstybėje, tai ten jau ir reikėtų deklaruoti savo gyvenamąją vietą, kadangi dėl kitų priežasčių, ne tik dėl įmokų mokėjimo, dėl PSD, pavyzdžiui, mokėjimo, gali iškilti tam tikrų reikalų, bet gali paaiškėti ilgainiui, kad, tarkim, žmogus gyveno Lietuvoje, čia gavo vienišo asmens išmoką, gyveno UK ir gavo ten tik toje valstybėje priklausančias išmokas ir jeigu vėliau valstybės išsiaiškins, kad žmogus tuo pat metu buvo nurodęs gyvenamąją vietą ar gyveno realiai abiejose valstybėse, tai susidarys išmokų permoka, kurią reikės grąžinti. Taip, kad tikrai pensininkai jau gali džiaugtis tomis lengvatomis, kad įmokų jiems mokėti nereikia, sveikatos priežiūra yra nemokama, bent jau Lietuvoje. Tikrai taip, yra draudžiami valstybės lėšomis, net jeigu, pavyzdžiui, išėję į pensiją vykdo savarankišką veiklą, pavyzdžiui, individualią veiklą, jau pensininkams nuo savo uždirbtų pinigų
mokėti jokių įmokų nereikia. Jie tiesiog gali jau tuos papildomus uždirbtus pinigus, vykdydami individualią veiklą, pasilikti savo, sakykime, tačiau šiuo atveju ir jų stažas jau atitinkamai irgi nedidės, jeigu nemokės įmoko. Tiesiog jau gaus tokią pensiją, kokia yra apskaičiuota, stažas lieka toks pat, bet jeigu, tarkim, turi papildomų pajamų, tai tiesiog jos jau jų reikmėms ir skiriamos. Taigi, apibendrinant taip, PSD nemoka, tačiau, vis dėlto dėl visos bendros tvarkos, dėl duomenų, dėl tam tikrų išmokų, kurios mokamos, kartais gali būti tik žmogui, kurios priklauso būtent žmogui gyvenančiam tam tikroje šalyje, reikėtų vis dėlto pasirinkti jau deklaruoti oficialiai tą vieną gyvenamąją vietą. O tai, nežinau, ar jūs atsakysite, o jeigu žmogus gyvena Jungtinėje karalystėje, ir parvažiuoja pasikeisti klubo sąnarį į Lietuvą, ar jisai tai gali padaryti, būdamas senjoras? Parvažiavau, prisideklaravau? Taip, turbūt čia jau neatsakysime, reikėtų pasikonsultuoti dažniausiai su valstybinės ligonių kasos jau kolegomis, kadangi dėl paslaugų prieinamumo jie pasakytų išsameu, kadangi čia toks kelių institucijų bendradarbiavimas. Sodra surenka tas įmokas ir informuoja ligonių kasą, kas įmokas sumokėjo, o jau ligonių kasa rūpinosi būtent tuo, kad nustato, kam priklauso nemokamos paslaugos, kam priklauso kokios nors kompensacijos, kas yra draustas, kas nedraustas. Tai čia su ligonių kasom. Nes vėlgi čia kaip ir kiltų tokia grėsmė, kaip ir su vienišo asmens išmokom, ar ne? Šiandieną gaunu, bet paskui sužino sodra, kad gyveni užsienyje, sugrąžink pinigus, tai kad nebūtų taip, kad šiandien pasigydžiau, o poryt sumokėk ten 10-13 tūkstančių už operaciją, nes tau nepriklausė gynimas. Tai, bet šitą klausimą mes palikim tada ligonių kasom. Na kągi, praėjom. Aš dar galiu tą patį apie deklaravimą pasakyti. Tiesiog galbūt irgi žmonės nežino, kad yra ir gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Ir pagal tą įstatymą iš tikrųjų yra nustatyta, kad jeigu tu išvyksti gyventi iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, privalai deklaruoti gyvenamąją vietą jau užsienio valstybėje, kur tu išvyksti. Tai tiesiog, yra toks irgi įstatymas ir tiesiog galbūt žmonės pamiršta tą savo ne tik tai, kad prie galimybę bet ir prievolę ir pareigą, kad iš tikrųjų tu turi, susitarkyti, kad irgi būtų ramu ir nebūtų vėlgi galbūt toliau kažkokių pasiekmių, kas po kiek laiko, kaip ir mes sakome, išlenda, pasiveja tave ir atsiranda kažkokių nesusipratimų ir problemų. Tai tiek. Nuostabus buvo pokalbis, bent jau iš mano pusės, tai aš labai džiaugiuosi ir be galo jums esu dėkinga. Tikiu, kad šį gan ilgą mūsų valandos laiko pokalbį tikrai su įdomumu klausys. Aš gal jį dar net ir gabaliukais pakarpysiu, kiekvieną klausimą atskirai, kad žmonės turėtų. Labai jums ačiū už skirtą laiką ir tikiuosi mes įnešėme aiškumą, kas yra tiesa, kas yra mitai ir žmonės elgsis teisingai ir atsakingai savo atžvilgiu, kad paskui nereikėtų ieškoti kaltų veidrodyje. Ačiū tikrai jums ir tikrai tikimės, kad būtent žmonės supras, kad tikrai nėra viskas taip baisu ir taip nesuprantama, jeigu tu gyveni užsienį arba sodra kažko nepadarė ar nežino, kaip daryti. Tikrai viskas yra kaip ir paprasta, aišku, kur gyveni, ten ir kreipiesi ir viską toliau padarysim ir paskirsim tiek, kiek priklauso ir tikrai stengiamės, kaip galime greičiau ir teisingai padaryti viską. Tai ačiū jums dar kartą. Ačiū labai. Ačiū. Geros dienos.